Matote, kiek pravangiai keliaujam, net apkės turim kempinimui. Atsikėlėme ryte kempingę, čia jau prasidėjo sužaidimas, galvojau, kad būsime dar vieni, nes atsikėlėm, tai buvom praktiškai vieni kempingė. Bet vat atėjome į čia tą vietinę virtuvėlę, išsivirsime pusryčius, grikius su kažkokiu konservu, kurį atsivežėme iš Lietuvos ir keliausime. Šiandienai numatyta pakankamai intensyvi programa, tai jo, pasižiūrėsim, kaip ten mums seksis. Šiaip turėtų būti daug gražių vaizdų ir daug įdomių vietų. Bet apie tai paskalbėsime, kai jau pradėsime važiuoti. Skaičiukis sotus bus. Pavalgėme pusrytėlius, ruošiamės išjudėti. Jo, tai dabar važiuosime link kažkokio tais haiko. Neatsimenu nei kaip jis vadinasi, o jeigu ir atsiminčiau, tai negalėčiau jo ištarti. Bet jo, ten turėtų būti, man rodos, apie 45 minučių haikas, kurio kulminacija yra karštosios versmės. Tai yra tai, ko Dagnė ir atvažiavo į Islandiją. Taip, ir noriu pabrėžti, ten ne karštoji versmė, o karštoji upė. Čia yra skirtumas. Upė, tekanti karšta upė. Aš jau vakar atsiklausiau šitą skirtumą. Taip, ir žinau, ką labiausiai bijau, kad nebūtų taip, kaip su mano garsiaisiais triušiais. Upė pasirodo ištekėjo visą. Nu, pasižiūrėsim, kaip bus realybėj, nes irgi radau straipsnį ir ten buvo parašyta, tai Nu, patyrinėsim, jo, nes šiaip aš irgi pasižiūrėjau tą haiką, man visai patiko, atrodė gražus. Jo, pas haikas turi būti gražus, tik klausimas yra su kulminacija ar be kulminacija. Jo. Kur tai atvažiavome, bet man va tokios aikštelės stovėjimo kažkaip neįkvėpia pasitikėjimo. Ta prasme, man toks iš karto jau kičut kvepia, ne? Toks atsiduoda tas kvapas, arba čia gal tie bezdukai kvepia, bet... Tikrai kvepia. Bet man tai toks vienai kičukas truputėlį. Bet po kažkokį taką labai aukštai vedantį matome, tai matyt, čia juo ir reikia eiti. Šiaip tai jo, suradom žemėlapį, rašo už 3,5 km kelio yra karštosios maudymosi vieta, karštųjų versmių maudymosi vieta. Ir rašė, kad visa šita geoterminis aktyvumas šioje lokacijoje kyla nuo jau užgesusio ugnikalnio, kuris buvo aktyvus prieš 120 000 metų. Tai tikrai yra seniau negu kad aš gimiau ir tikėtina, kad yra kiek seniau negu mano mama gimė. Dėl mačiutės negaliu teikti nieko, bet taip tai jo. Čia kaip čia Lietuva. Panašu, kad būsiu paskubėjęs su pasakymu, jog žmonių čia nėra.
nes paskui mus panašu, kad pasiekė visą Islandiją ir ropoja iš paskos. Šiaip čia žoskai sunkus kalnas, sunkus status turėjau omeny, bet kaip matote, kai kam jisai ir sunkus, tai jo, ropojam po truputį. Ir dar, tai gerai, bet dabar vėjukas truputėlį pučia. Jeigu vėjas aprimsta, tai tada visos moškės apspinta. Tai toksai, jo, žodžiu, linksminamės. Labai tikimės, kad tenai viršui mūsų laukia atpildas ir taip, ir bus tikrai, sakysim, wow, dėl šito vertėjo į Islandiją važiuoti Dagnė. Tik dėl to. Nu jau akimirkai, žinokit, buvom pradėję dvejoti, ar iš viso prieisimės tas karštasis versmes, nes kažkaip tai man atrodė, aš iš viso, tiesą pasakius, galvau, kad 45 minutės yra pirmyn atgal, ta prasme iš viso, pasirodo ne, čia tos 5 minutės yra tik pirmyn ir dar turbūt tokiu gan geru tempuku einant, nes aš manau, mes jau arčiau valandos turbūt einam. Jo, mes einam valandas papeitim. Tai vat, nu ir pagaliau pamatėme. Persirengimo kabinos netgi yra įrengtos. Ne kabinos, senelės. Senelės, atsiprašau. Tai va, tuoj prieisim, pasižiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Ten kažkas rūksta. Šiaip daug avelių. Atvykom. Einam rengtis. Ir ieškot, kur nebūtų taip karšta, nes čia labai garuoja. O tenais nesimatė, kad garuotų, tai turėtų būti vėsiau, bet pasižiūrėsim. O, kaip karšta! Kaip karšta! Kaip karšta! Kaip karšta! Pagaliau, ir švarius versmės. Nu, apyšvarės, nes šiaip yra purvų visokių. Net prastinga. Nu, Dagne, ar tai yra tai, kaip tu viską įsivaizdavai? Beveik. Dabar reikia rasti laukinės versmės. Dar žmogienos norėtų. Bet jau kaip sakoma, žingsnis arti to, ko norėjau. Sugrįžome atgal į automobilį. Tai vat, ką aš galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad man tik patiko. Dagnei tikrai patiko, jinai jau kaip ir užskaitė. Mes einant kalbėjom apie tai. Aš sakiau, kad man toks tarsi, nu aš neturiu prie ko prisikabinti, buvo visai gražu, buvo visai smagu. Čia tas pakelimas gan aukštas, status. Šiek tiek pavargsti, po to ten tos versmės kaip ir fainai išsmagot, bet kartu nėra to tokio, nu vat, tarkim, jeigu reikėtų rekomenduoti kažkam čia atvažiuoti, aš šiek tiek sudvejočiau, ar tikrai tą daryti, nes aš manau, kad mes dar pamatysime tų karštųjų versmių ir lengviau prieinamų, gal taip pasakykime. Aš bent jau viliuosi to, nes čia... Kadangi aš neturiu su kuo lyginti, tai aš rekomenduočiau ir man buvo labai faina ir ten avytės ganasi, bet būtinai eiti ryte, nes dabar... Dagnė taip ilgai šnekėjo, kad net kortelė pasibaigė. Tai žodžiu, aš neatsimenu, kuom baigėsi mintis, bet reziumė, kad Dagnė užskaitė, jai patiko, Algirdas toksai labiau dvejoja ir aš, prisiminiau, aš norėjau tavęs paklausti, nu va tarkim gerai, tu turi 3 dienas Islandijoje, ar tu įtrauktum šitai į itinerary? Nu, tu paklausk manęs, kai mes pravažiuosim, nes aš tai Islandijai nebūsiu, aš nežinau su kuo palyginti šitą taką, bet šiai sekundai taip man patiko. Ok, nu tai ir atsako į klausimą, Dagnei patiko užtektinai, kad jinai įtrauktų į 3 dienų programą. Aš į 3 dienų programą netraukčiau, jeigu važiuotume 2 savaitės, kaip ir darome, tai jo, ta prasme, manau, kad visai verta, smagu pasivaikščioti, ypač, jo, jeigu norit pasivaikščioti, pasirodo, mes neteisingai supratom. Ten nebuvo 3,5 km, ten buvo greičiausiai apie 5 km į vieną pusę.
that makes a lot more sense, nes tikrai ėjom per ilgai, kad būtų 3,5 kilometro. Tai va, ir dar vieną pastabėlę, kadangi Dagnė mane pataisė, sako, tai, ką tu čia nufilmavai, sėdint tenai toj karštoj Versmėj, tai tikrai neatrodo, kad ten yra daug žmonių. Tų žmonių tikrai buvo, tiesiog gal aplinkui nebuvo jų tiek daug, bet ten šiek tiek atokiau, ta prasme, šiek tiek žemiau paėjus, kur yra vėsesnis vanduo, tai buvo tik tai tiesiog tiršta. Ir dar einant atgal mes sutikom, aš nežinau, tikrai kelis šimtus žmonių einančius į priekį. Tai faktas, kad jeigu lankytis tenai, tai lankytis tik tai anksti ryte, ir kuo anksčiau, tuo yra smagiau. Ir jeigu tenai būtume mes vieni, va, tarkim 8 ryto ateini, aš jaučiu, ten galėtum būti ir vienas. Tada manau, nuomonė apie šitą vietą būtų visai kita ir ko gero sakyčiau, kad jo tikrai verta pamatyti. Tai va, tokios mintis, o dabar mes važiuosime į Gyain. Kas tai yra? Sužinosime jau netrukus. Pakeliui dar sustojame pigiausiai islandiškoje parduotuvėje pavadinimu Bonus. Tai turime labai nedaug ką nusipirkti. Dagnė, ką mes turim nusipirkti? Batoną ir daržovę. Ir Coca-Cola, žinoma. Kas be ko? Apsipirkome už maždaug 25 eurus, 27 eurus, apie 4000 kronų, tai yra kažkur tai 27 eurai. Prisipirkom visokių daržovyčių, visokių škudniekyčių, batoną ir Coca-Colas. Tai, nežinau, kaip čia vertant, brangus. Gal nėra baisiai brangu, reikia, aišku, atidžiau peržiūrėti konkrečias kainas, tai čia turbūt vėlesnėme laikė bus galima tą paanalizuoti. Pirmą kartą šioje kelionėje atsidūrėme kelyje, kuriuo galima važiuoti, oficialiai galima važiuoti, tik tai turint 4 varomais automobilį. Tokį mes turime, tad juo ir važiuojame. Algirdai sakiau, kad žiauriai graži vieta ir dabar tas mūsų haikas taip nublunka. Tai haiką nustumiau į 4. vietą, šį čia palikau 3. ir dar 2 vietos laisvos, nes aš nebuvau, tai nežinau, ką dar pamatysim, bet kad šitą vietą eis į top 3, tai 100%. Taip, tai dabar pabaigėme su Gyainu ir judame link Krioklio. Krioklys vadinasi Haifos. Turbūt nereikia versti, nes tai reiškia aukštasis krioklys. Ir šio krioklio aukštis, bent jau taip sako, kad yra 110 metrų aukščio.
Šiaip labai graži vieta. Jeigu neklystu, va šitą trobelę, šitoj trobelėje gyvenantis žmogus mums ir parodė, tiksliau pasakė, kur rasti tą Gijain pirmą kartą. Beveik norėtųsi užvažiuoti pas jį ir sakyti, tu manęs neatsimeni, bet tą kartą tu mums parodė šitą nuostabią vietą. Jo, o šiaip kodėl jis mums ją parodė, nes mes užvažiavome pas jį prisipilti vandens, nes tą naktį, kaip sakiau, praleidome ant Haifoso, ant jo ir tuo jau atsidursime. Suradome tobuliausią pietų vietą. Vienintelį staliuką esantį vidury stovėjimo aikštelės automobilių. Tai dabar pavalgysim ir turime planą leisti žemyn link Rioklio. Yra maždaug 2 km trailas einantis link jo, ko nepadariau praeitą kartą, kai čia buvau. Tikiuosi, kad pavyks padaryti šį kartą. Na, kadangi apie Haifos krioklį daug ir iškalbingai pripasakojau mūsų filme Islandija paklydę dykumoje, tai nebesikartosiu, o jūs, jeigu dar jo nematėte, tai būtinai įsigykite jį mūsų internetinėje parduotuvėje. Parsigavom, geras toksai klaimas, tai dabar jau yra 7:30. Tai jeigu 2 valandos, tai atvažiuosim vėlokai. Bet žiūrėsim, gal dar nepaspaus, kaip mėgstantą. Gerai, į kelią. Važiuojame totaliu barškučiu. Jeigu nepamesim ratų, tai gal pasieksim kokį nors kempingą. Dabar jau truputėlį pakeitėm planą. Važiuojam į kitą kempingą, nebandysim siekti Landmanulgaro šiandien. Radom artimesnį. Tas pats kelias, bet artimesnis. Žodžiu, bet rodo, kad yra 17 km, tai jeigu čia bus toks tas kelias, tai tikiu, kad važiuosime valandą. Atvažiavom į kempingą. Kempinge yra 2 automobiliai ir jokio savininko. Na, jau pakalbėjau su vienu iš žmonių. Sako, ten yra dėžutė kažkokia, tai 1500 kronų įmeti už žmogų ir tipo gali sustot. Tai mes galvojam, kad mes taip ir padarysime. Sustosime 1500, tai čia apie 10 eurų yra. 10 eurų žmogui. Tai va, šiaip atrodo viskas kaip ir tvarkinga. Tualetas yra, dušas yra, bet užrakintas. Dabar gaminsimės pusrytėlį ir turbūt, kad tiesiog lysim į palapinę ir bandysime eiti miegoti. Saulė nusileido už kalnų į debesį, bet šiaip turėtų rytoj vėl būti saulėta diena. Galėtų prisukta vėjuką šiek tiek ir šiaip bus viskas vėl labai faina. Rytoj laukia Landmanulgaras. Greičiausiai atvažiuosime ir tiesiog eisime tenai pavaikštinėti, pasimaudyti karštose versmėse, tai rytoj turėtų būti labai nedaug važiavimo. Kažkiek haikinimo ir tokia truputėlį gal labiau relaksuojanti diena. Taip pat, ačiū už jūsų dėmesį ir turbūt jau iki pasimatymo rytoj. Dar pafilmuosiu, ką valgysim gal, jeigu netingėsiu. O jeigu ne, tai tada ne.